Labas, esu Kristina ir šį kartą pasidalinsiu informaciją apie Essence Bokučiulio serumą. Kuo jis naudingas, ar tau jo reikia, kada jį naudoti ir kokia nauda šito serumo tavo veideliui. Tai ką galiu pasakyti? Pirmiausia, tai labai džiaugiamės, kad šiais metais 24-ais Bokučiulio serumas Kosmopolitane buvo gavęs apdovanojimą, kad tai yra iš tikrųjų įspūdingas, nuostabus, geras serumas, už kurį moteris balsavo. Tai iš tikrųjų parodo, kad moteris tikrai jau išbandė, jom patiko, jos įvertino. Tai yra wow, nes žmonių atsiliepimai ir įvertinimas yra svarbiausias dalykas. Dabar kitas dalykas, kas yra svarbu. Bokučiulio serumas yra aliejiniu pagrindu. Ir aliejai visą laiką labai yra naudingi veidui, bet koksai dalykas yra, dažniausiai aliejai nesusigeria. Ir būtent šito dalyko ir bijo moteris, kurios įsigyja Bokučiulio serumą. Iš karto klausia, ar tik tas serumas susigers ir nepaliks lipšnumo jausmo, nes blizgėti niekas nenori. Nes kaip pavyzdys, veidą galima įstepti kokoso sviestu, kokoso aliejumi, odelė puikiai bus sudrėkinta, bet jisai liks, bus lipšnumas ir jisai lieka ant veido. Išbandyta, tai tikrai žinau, ką kalbu. O Bokučiulio serumas mūsų yra unikalus, jisai susigeria, nepalieka lipšnumo jausmo. Ir jisai tinka sausai odai. Daug riebiaodžių, kadangi nesutinku, pagrindė pas mane, pavyzdžiui, asmeniškai yra sausa oda, klientės irgi sausiaodis, tai galiu tiesiog pasakyti, kad daugiausiai perėjau tiesiog per sausą odą su šitu serumu, kaip sakoma, tai tikrai sausai odai jis labai tinka, nes jisai labai giliai įsiskverbia. Taip pat, jeigu tu turi, pavyzdžiui, raukšlelį, turi omeny, kad Bokučiulio serumas jisai labai giliai skverbiasi. Ir aš pati asmeniškai, kadangi čia turiu raukšlytės, tai aš jau maždaug po 3-4 dienų vartojimo aš akivaizdžiai matau, kaip tos raukšlelės iš tikrųjų sumažėja. Kodėl? Raukšlelės iš tikrųjų atsiranda dėl mimiko, aišku, nes mes susirūkėm, ir taip pat dėl to, kad su metais tiesiog mažėja kolageno gamyba, dėl to, aišku, iš vidaus būtina irgi praturtink save. Ir taip pat, aišku, tai yra tiesiog su metais odos elastingumą mažėja tam tikrų tiesiog ląstelių, kurios yra atsakingos už mūsų grožį ir mūsų odos elastingumą. Ir raukšlelė tiesiog yra įdubimas tavo odoje. Tai jeigu tu laiku užpildai ją su kremu, su serumu, tai tu gali prailginti tarpą, tiesiog kuriuo metu netaip stipriai bus matoma tos raukšlelės. Jos nedingsta, bet jos tikrai, aš labai tikrai ant savęs akivaizdžiai matau, kaip jos sumažėja, dėl to, kad tiesiog serumas įsigeria į vidų ir jisai užpildo būtent tą įdubimą. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, nori kovoti su raukšlelėm, gal turi pigmentinių dėmių, gal nori, jau gal tu artėji, jau esi nuo 25 metų iki 30, kai tu jau artėji prie to amžiaus, kai jau pradės tiesiog atsirasti raukšlelės, arba galbūt net tu esi garbaus amžiaus dama, tai turėk omeny, kad šitas serumas iš tikrųjų kovoja su raukšlėm, bet jisai labai iš tikrųjų tinka ir jaunom. Sako, nėra vis tokios priemonės, kurie tiktų visiems, bet faktas kaip blynas, kad yra, pavyzdžiui, jaunų mergaičių, paauglių, kurios turi odos bėrimus. Ir tie bėrimai gali būti arba iš vidaus dėl organizmo, tiesiog, kadangi tai yra paaugliai, arba gali būti, kad tiesiog sausa oda ir elementariai jinai dėl sausumo naiginasi spuogeliais. Tai iš tikrųjų, ne vieną tokį atvejį esu asmeniškai aš pati turėjus, kai sausai odai rekomendavau tiesiog pabandykit, sakau, šitą serumą savo dukrytei. Ir tiesiog pradėjau serumą naudoti, tie spuogeliai veidė tiesiog sumažėjo, nes oda gavo pakankamai drėgmės ir jinai tiesiog pasisotino visas maistingasias medžiagas iš to aliejaus ir viskas, tie spuogeliai tiesiog sumažėjo. O vyresnio amžiaus moterim, tai iš tikrųjų, kas yra labai aktualu, dažnai būna, pavyzdžiui, kad jom nuo saulės patamsėja, tiesiog būna tokios pigmentinės dėmės, patamsėjęs veidelis, o jos to nenori, nes visą laiką rudesnė oda tiesiog atrodo pavargusi, labiau matosi raukšlės, o kai šviesesnė oda, jinai atgaivinta, spindinti. Tai tiesiog ką Bokučiulio serumas duoda, jis ir šviesina veido odelę, taip pat kovoja su pigmentinėm dėmėm, su strazdanėlėm, kam nepatinka. Jisai būtent duoda šviesumą, jaunumą, skaistumą veidui. Ir kaip sakau, svarbiausia, jisai susigeria, nes ko moteris nenori, tai tikrai nenori, kad liktų lipšnumas, blizgėtų jos ir taip toliau. Jeigu tavo oda sausa ir ypač sausa, nes mano oda tam tikrų metų buvo ypač sausa, tai galiu pasidalinti iš savo patirties, kad buvo etapas, kai aš turėjau naudoti ir serumą, ir kremą tam, kad atstatyčiau barjerą, nes nenaudojus priemonių buvau labai sugadinus veido odą. Tai turėk omeny, kad galima tepti serumą, o tada galima kartu puikiausiai derinti Essence produktus, kadangi yra veganiški, be glitimo jie dera kartu. Tai puikiausiai paskui tinka kitas kremas, asmeniškai aš naudojau arba šerbetą, arba alijošiaus kremuką veidui. Tiesiog palaukti 15 minučių, kad pirmoji priemonė susigertų ir eiliškumas gal geriau pradžioje Bokučiulio serumą, o paskui kremą, nes gal tu norėsi užsitepti kokį BB kremuką ar pudrą, tai tiesiog ant aliejaus, tai tiesiog nesiteps ir gali negražiai atrodyti. Tai va, tai eiliškumas tiesiog toksai, aš pati irgi taip naudojau, bet galiausiai oda tiek sudrėko, kad man nebereikia 2 priemonių tepti, užtenka ir vienos. Tai va, tai Bokučiulio serumą gali naudoti tiek ryte, tiek vakare, kaip tau patinka.
Bet tiesiog tai yra tikrai nuostabi priemonė ir, sakau, tiek jaunesniam, tiek vyresniam. Tai va, jeigu turėsi klausimų, tai drąsiai rašyk, labai rekomenduoju, jeigu dar nebandėjai, tikrai išbandyti, nes kas moterim patinka. Sako, nuostabus serumas, maža kaina, sako, tikrai mokėčiau ir daugiau. Tai va, ačiū, kad esi, kaip matai, moteris įvertino, jeigu moteris įvertino, tu irgi tikrai išbandyk. Tai iki kito karto, jeigu turėsi klausimų, į komentarus rašyk arba kristinauleckaitė@gmail.com.